labas labukas, pirmadieniukas, bet žinokit, ne rytas, nes šiaip įprastai pradedu ryte filmuoti savo vlogus, bet šiandieną pradėjau labai vėlai. Dabar jau yra beveik 5 vakaro, nes neturėjau laiko, nuo pat ryto bėgau, lėkiau, visur skubėjau ir neturėjau laiko pradėti filmuoti vlogą, bet galvoju, reikia vis tiek pradėti šiandieną filmuoti, pasidalinti su jumis savo 8 savaitės rezultatais ir kaip man sekėsi tą savaitę mesti svorį ir kokie rezultatai. Tai šiandieną ryte pasisvėriau atsikėlusi, išsimatavau apimtis, tai dabar pasidalinsiu, kaip man sekėsi praeitą savaičiukę. Tai jau 2 mėnesiukai praėjo, sakiau padarysiu video, kaip atrodau, bet žinokit, nepadariau, nes visiškai neturėjau laiko. Tai dabar galvoju, taip vis tiek kažkurią dieną pasirodysiu, kaip atrodau ir manau, kad palyginsim, kaip atrodžiau, kai pradėjau mesti svorį, dabar kai vėl pradėjau dalintis savo svorio metimo kelionę ir kai pasibaigs 3 mėnesis, tai pasidalinsiu 3 mėnesių video, kaip atrodau. Ar pasikeitė kažkas, ar nepasikeitė. Tai aišku, kad bus pasikeitę, nes vis tiek numečiau, nors ir po truputį ten krito tas svoris, bet vis tiek apimtį sumažėjusios. Tai dabar pasidalinsiu, kaip šią savaičiukę 8 sekėsi man mesti svorį. Tai prieš savaitę laiko buvo 85,6, o šiandienai turime 85,5, tai 100 gramų nukrito. Tai jau 3 savaitė, kai taip po truputį krenta tas svoris, po truputį mažėja apimtis. Tai iš pradžių ten daugiau to svorio nukrisdavo, dabar 3 savaitės tokios eina vos ne tokia lygia linija, nelabai tokie dideli rezultatai, bet yra vis tiek rezultatai. Tai krūtinė nieko nesumažėjo, liemuo -2 cm per šią savaitę, klubai -1 cm ir koja šlaunis nieko nepasikeitė. Tai vis tiek yra rezultatai, 100 gramų numesta, truputį apimtys kai kur sumažėjo. Tai šitą savaitę buvo netgi 2 dienos, 2 kartai nuklydimų, tai vieną dieną ten buvo vakarienė KFC valgyta, savaitgalį šeštadienį buvome išvažiavę, tai ten ir skanuką valgiau, ir kebabą valgiau, tai tą dieną tai viršinau kaloražą. O šiaip kitom dienom neviršinau savo kaloražo, viskas buvo tvarkoje, tvarkinga mityba. Ir sporto buvo 4 dienos, nes vieną dieną neišėjo, šiaip įprastai 5 kartus sportuoju. Ir praeitą savaitę sakiau, įtrauksiu kardio po pusvalanduką dar papildomai. Tai man tik tai pavyko 2 dienas gal padaryti tą kardio, po to jau nepavyko, neturėjau laiko. Tai va, tai šiaip tai sakyčiau, yra rezultatai, aišku, vakar dar mano moteriškos dienos prasidėjo, tai gali būti ir dėl to, kad tokie maži rezultatai. Ir aišku, čia 2 kartus buvo tie nuklydimai, tai aš tai aplamai galvojau, tikėjausi, kad čia bus padidėjęs tas svoris po tų tokių greitų maistų. Bet nieko, nepadidėjo svoris, yra šioks toks minusiukas, 100 gramų ir šiek tiek apimtys sumažėjusios. Tai va, tai aišku, dar tos moteriškos dienos, tai būna, kad ten susikaupia skysčiai, tai padidėja šiek tiek tas svoris ir aišku, ten pilvas išsipučia būna. Tai, bet vis tiek yra ties liemeniu -2 cm, klubai -1 cm. Tai yra rezultatai, negaliu skųstis. Aišku, visada norisi, kad daugiau nukristų to svorio, bet gerai, taip. Po truputį krenta, labai džiaugiuosi ir šiaip kažkaip paskutiniu metu aš nesusifokusavusi
ten ant to svarstyklių to skaičiuko, kad ten labai nesikeičia, taip akivaizdžiai ten po truputį krenta, bet labiau aš susifokusavusi į savo tą mitybą, kad išlaikyti tvarkingą mitybą, kad to greito maisto būtų mažiau, bet aišku, šią savaitę taip gavosi. Bet tikrai jau ilgą laiką tvarkinga ta mano mityba, viskas režime, sportas pastoviai. Tai iš tikrųjų, nors ir ten po truputį krenta tas svoris, bet aš, kaip sakau, aš tvarkingai maitindamasi, prisižiūrėdama tą maistą, sportas, aš, kaip sakau, investuoju į savo sveikatą, į savo ateitį. Tai labai džiaugiuosi, vis tiek pasieksiu tą tikslą, nors ir po truputį čia krenta. Tai va, tai tokie rezultatai 8 savaitės. Ir prasidėjo jau 9 savaičiukė. Tai žiūrėsime, kaip šią savaitę seksis. Nieko nekeisiu, jokių pakeitimų nedarau, kalorijų deficitas tas pats lieka. Tai mano dabar paskutiniu metu iš tikrųjų tas kalorijų deficitas yra 1700, ten kartais būna truputį mažiau, kartais truputį daugiau, vieną dieną taip, kitą dieną taip, bet vis tiek tas vidurkis per visą savaitę išlieka tas pats kalorijų deficitas. Sportas tas pats lieka 5 kartai per savaitę. Aišku, dabar man atrodo, čia 3 savaitė buvo, kad po 4 kartus tik tai sportavau per savaitę, nes taip gavosi. Tai va, tai kardio vėlgi taipogi bandysiu įtraukti kiek galiu, bet ne kiekvieną dieną išeina tą kardio padaryti, labai trūksta laiko. Tai va, ir žiūrėsime, kaip seksis šią savaičiukę ir kokie bus rezultatai. Tai šiandieną taip trumpai pasidalinau, kaip man sekėsi, kokie rezultatai 8 savaitės. Tai dabar turėjau tokią pertraukėlę ir vėl turiu nemažai darbų šiandieną. Rytoj mano mažyliuko gimtadienis, tai šiandieną reikia važiuoti dar ir apsipirkti, reikia dovaną nupirkti, viską pasilieku paskutiniai minutei, tai taip ir gaunasi po to, kad nieko nebespėju. Bet tai spėsiu viską. Ir pati tortą kepsiu. Tai vėlgi kepsiu savo legendinį tinginių Napoleoną, nes mums labai patinka, tai taip nusprendėm, kad net neužsakysim torto, o pagaminsiu aš. Tai šiandieną reikia pasiruošti, kad rytoj jau būtų mažiau tų visokių reikaliukų, nors ir rytoj dar reikės iš ryto važiuoti apsipirkti. Tai užbaigiu ties čia ir pratęsiu rytoj savo šį vlogą. Labas rytukas, ankstyvas rytas, pas mane dar visi miega, aš pirmą atsikeliu 6:30 ir ruošiuosi dienai. Tai norėjote, kad pasidalinčiau savo veido odos priežiūros rutina, tai šiandieną tą ir padarysiu. Tai pirmiausia, tai aš nusiprausiu veidą su šito prausikliu. Čia yra normaliai sausai odai drėkinantis prausiklis, man labai jisai patinka, jau į pabaigą reikės nusipirkti. Tai nusiprausiu veidą. Nusiprausiu, tai veidui aš nenaudoju jokių rankšluosčių, naudoju tokias vienkartinės servetėlės, tokie, sakyčiau, kaip mini rankšluostukai vienkartiniai. Tai taip atrodo, labai faini tokie minkšti. Tai tiesiog va taip netrinu veidu, tik tai nusausinu. Ir išmetu tą rankšluostuką, nes jau nebenaudoju kitą kartą. Nes šiaip tai nelabai gerai naudoti tuos rankšluosčius. Ir bakterijos ten visokios kaupiasi, geriausia naudoti vienkartinės servetėlės arba va tokius rankšluostukus. Šiaip labai tikrai faini šitie, aš Home Bargains perku.
labai didelė pakuotė, man atrodo 50 jų yra. Ir nusisausinu ir viskas. Kitas žingsnis kremai, tai paakių kremą dabar tepsiu, naudoju šitą Beauty of Joseon paakių kremą. Labai patinka, geras jau į pabaigą mano. Mano ta veido priežiūros rutina labai paprasta, aš nenaudoju labai daug priemonių visokių. Pas mane tik tai kelios priemonės, prausiklis, paakių kremas, veido kremas. Tai dabar naudosiu veido kremą. Tai naudoju šitą. Čia yra drėkinantis su SPF 50. Ypatingai reikia dabar šiuo laikotarpiu naudoti SPF apsaugą nuo saulės. Tai šiaip naudojau dar kitą tokį kremą, parodysiu tuoj. Arba šitą naudojau Avene, irgi su SPF drėkinantis SPF 50, bet šitas man patinka, bet jisai ne taip labai drėkina. Man norisi daugiau to drėkinimo, nes pas mane yra sausa oda. Tai šitas man labiau padrėkina tą odą, tada man nereikia kito kremo naudoti. Tai aš tik tai vieną šitą kremą naudoju. Pas mane ta oda tokia kaip ir normali, sausa, kartais dabar šiek tiek išsausėjusi po žiemos. Tai norisi tos tokios drėgmės, daugiau padrėkinti tą veidą. Tai naudoju šitą kremuką. Šiaip aš labai mėgstu pakeitalioti tuos kremus, išbandyti kažką tai naujo, bet pas mane ta oda tokia jautri, sausa. Ir raudona, aš turiu raudonį, išsiplėtusius kapiliarus, tai man labai ten kažkokių tai priemonių negalima pirkti, kur alkoholio yra, ten visokių tų vitaminų C, man vitaminas C visiškai netinka. Reikia pirkti tokius kremus jautriai, sausai odai. Tai kadangi mano ta veido oda tokia raudona, raudonas tas veidas, aš labai kompleksuoju dėl jo, tai aš darausi kiekvieną dieną makiažą, tokį lengvą. Noriu pamaskuoti tą veidą, nes man nepatinka tas raudonis. Šiaip jeigu nebūtų raudona ta veido oda, tai žinokit, nesidaryčiau to makiažo, tikrai nesidažyčiau. Bet aš kaip sakau, aš labai kompleksuoju. Tai norisi man padengti tą veidą, sulyginti tą veido odą. Va, matote, šitą pusę netgi raudonesnį. Nusiprausiau ir paraudonavo. Tai iš karto reaguoja į šaltą vandenį arba į karštą vandenį, arba oro temperatūrą, kai karšta būna, šalta būna. Tai pasidarau tokį lengvą makiažiuką, nes noriu užmaskuoti. Mano mažylis ten guli. Jau irgi atsikėlė. Tai dabar pasidažysiu blakstienas. Tai dabar man mamytė atvežusi šitą tušą Natalijos Bunkės. Verta milijono. Padarysim Bunkei reklamą nemokamą. Šiaip labai fainas tušas, labai patinka. Toks šepetėlis. Labai gražiai padažo blakstienas. Iš karto prailginu. Šiaip pas mane ilgos tos blakstienos, tik tai tie galai gal nušviesėja tokie, tai nelabai matosi. Bet va, kaip lengvai pasidažo, nesuvelia blakstienų. Blakstienas pasidažiau. Ir dabar makiažas. Tai makiažai aš naudoju labai tokį lengvą, stengiuosi pirkti, kad neapsunkinti tos odos, nes ir sportuoju. Tai dabar paskutiniu metu naudoju šitą
Lumene CC kremuką. 4 numeriukas. Arba būna visai dar nieko, man patinka šitas L'Orealio. Čia kaip serumas su spalva True Match Nude Plumping Tinted Serum. Tai kartais šitą naudoju, visai irgi patinka toks lengvas makiažas. Tai šiandieną naudosiu šitą Lumene. Tai šiek tiek taip užsidedu ir jeigu reikia daugiau, tada dar šiek tiek daugiau užsidedu, bet labai daug nededu. Tik šiek tiek, kad man tą spalvą sulygintų veido odos ir paslėptų šiek tiek tą raudonį. Taip, tai pudrą su šepetuku išskirstau. Arba su kempinėlė kartais, bet dabar man labai patinka su šepetuku, man taip lengviau išsiskirsto. Ir šiek tiek palygina tą veido odą, paslėpia tą šiek tiek raudonį. Labai nėra, kad ten stipriai maskuotų. Gal šiek tiek dar daugiau uždėsiu. Bet labai toksai lengvas šitas kremukas. Matosi iš karto, kaip palygina tą veido odą ir taip natūraliai atrodo tokia glow. Aišku, čia dar uždėjau, tai dabar čia blogai padariau, galėjau net nedėti, parodyti, bet iš karto matosi šita pusė labai raudona, o čia jau taip gražiai sulyginta. Makiažą jau išsitepiau, tai tokia gražesnė veido oda, sulygina, aišku, ten tas raudonis šiek tiek dar matosi, bet oda tokia glow, spindinti. Tai dabar kitas žingsnis mano yra antakiai, nes pas mane tie antakiukai tokie vargšiukai. Tai pas mane čia yra tų plaukelių, bet šitose vietose labai mažai ir jie šviesų, šiaip jau reiktų man nusidažyti juos. Aš pati dažausi antakius namuose. Tai dabar antakius. Antakius piešiu su šituo pieštuku, nežinau, ar matysis. Čia yra iš Collection firmos ir spalvytė Brunette 2. Brunette 2. Tai pats mano geriausias pieštukas. Dabar aš jį atradusi, tai vis prisiperku, žinokit. Tai va toksai pieštukas. Išsisuka, yra šepetukas. Ir nusipiešiu dabar antakį ir parodysiu, koks skirtumas bus. Nusipiešiau antakį vieną šitą, parodyti, koks skirtumas. Tai mano šitas pieštukas, žinokit, pats mylimiausias. Aš jų, kai randu, tai prisiperku, nes bijau, kad išims iš prekybos ir po to nebeturėsiu su kuo dažyti. Su kuo piešti antakių. Nes labai atitinka mano plaukelių spalvą, labai natūraliai atrodo, nes kiti būna tokie labai ryškus. Tai va, koks skirtumas, kaip nusipiešiau. Dabar šitą pabaigsiu. Antakiai nupiešti ir dabar reikia užfiksuoti. Tai atradau vėlgi gerą tokį antakių geliuką. Nežinau, ar gerai matosi, gal įdėsiu aš nuotraukas šalia. Tai jį pirkau, žinokit, Home Bargains, kainavo gal 2 svarus tik tai. Va, šiaip nesitikėjau aš ten kažkokio wow efekto, bet žinokit, yra wow efektas. Man labai patinka, nes prieš tai naudojau ten NYX visokius, ten tuos antakių geliukus, ten, nežinau, ten brangiai kainuoja jie. Tai žinokit, šitas už 2 svarus labiau pasiteisino negu tie brangus. Ir nesulipina antakių ir nebūna tų baltų tokių, žinot, kaip sudžiūsta. Tai labai geras, žinokit.
Labai džiaugiuosi, kad aš jį nusipirkau, pabandžiau. Šiaip sakau, abejodama pirkau, galvoju, tikrai nieko gero nebus, bet labai man patinka, va matote. Net nesimato, kad čia užtepi kažkokį tą gelį, nes tie nikso, tai ten labai atsargiai, labai mažai turi tepti, bet ir tai būna po to jau jie sustingsta, pabala tokį pašviesėję ir negražiai atrodo, o šitas superinis. Tai va, tai kas dar liko? Tai liko šiek tiek bronzanto. Tai čia jau nusitrinę mano, kažkada naudodavau va tokį bronzantą Cover Fix. Bet man nelabai patinka, labai ryškus toksai, tai vėl nusipirkau iš Avono pabandyti, bet jau ilgą laiką turiu va tokį Bronze and Glow. Tai žinokit irgi superinis, labai patinka. Šiek tiek tik tai patepu ir ties skruostikauliais. Labai nedaug. Ir taipogi dar čia su tuo pačiu šepetuku. Praeinu truputį čia ir viskas. Ir mano makiažas dar, žinokit. Ir dar tušo truputį apačioj. Bet mano apačioj tie tokie ilgi plaukeliai, tai reikia šiek tiek tik uždėti, kad paryškinti akis. Ir viskas, mano makiažas padarytas, ilgai neužtrukau, paprastas, greitas, kasdieninis makiažas. Ir sakyčiau, toks natūralus, neatrodo, kad ten labai perkrauta ta oda. Tai va, tokia mano veido odos priežiūros rutina. O vakaro rutina, tai akis nusivalau akių tušą su šituo valikliu. Mano pats mylimiausias, esu ten bandžius ir brangesnių tų tušo valiklių ir jautrioms akims, tai man, nežinau, graužia jie akis, o šitas vienintelis, kuris negraužia, nedirgina mano akių. Čia galima su juo ir makiažą valyti, ir taipogi vandeniui atsparų tušą nuvalo kuo puikiausiai, be alkoholio. Tinka jautrioms akims, labai man patinka šitas, jau ilgą laiką naudoju. Tada prausikliai naudoju tą patį, kaip ir ryte. Paakių kremą tą patį naudoju, Beauty of Chosen, bet jau mano baigėsi, reikia pasipildyti. Ir kremą nakčiai jau naudoju kitą, šitą būtent, labai man patinka, čia skirtas jautriai, sausai odai, paraudusiai odai, tokiai kaip mano. Labai drėkinantis šitas kremas, labai fainas, patinka. Sakiau, nusipirksiu ir dieninį kremą. Liko dar apsirengti ir susišukuoti ir eisiu vaikų kelti. Mažyliukas tai jau atsikėlė, ankstyva šiandieną. Reikia suruošti vaikus į mokyklą, į darželį, nuvešiu ir grįžusi greitai papusryčiausiu. Ir reikės važiuoti apsipirkti maisto, nes jau maistas baigėsi, tuščias šaldytuvas, reikia pasidaryti maisto apsipirkimą. Ir reikia dar gimtadieniui apsipirkti, mano mažyliuko šiandien gimtadienis. Švęsime gimtadieniuką, 4 metukai suėjo šiandieną. Kaip greitai bėga tas laikas, kaip greitai auga tie vaikai, o mes senstame. Tai šiandieną tokia bus užimta dienelė, visokių reikaliukų, susiruošti viską. Tai nors ir šiandieną gimtadienis pas mus, švęsime, bet mano mityba bus tvarkinga. Sakiau, be jokių nuklydimų, be jokių ten kažkokių tai nesąmonių, valgysiu tvarkingai, subalansuotą maistą, tik tai
užkanduką pakeisiu į tortuką, suvalgysiu tortuko gabalėlį. Tai tik tai tas tortukas bus mano toksai nuklydimas šiandieną, o šiaip bus tvarkinga mityba. Tai pasidalinsiu, ką šiandieną valgysiu, kokia ta mityba mano bus šiandieną. O dabar einu jau ruoštis, jau laikas bėga, taip greitai reikia skubėti. Ryžiams bus sumuštiniai su lašiša, tai naudosiu šitą duonelę, avokadą užsitepsiu ir lašišos. Grįžau jau, tai parodysiu dabar, ką iš maisto pirkau, tai galbūt pirmiausia parodysiu šaldytus produktus, kad galėčiau sudėti į šaldymo kamerą. Tai pasiėmiau šaldytų pupelių, tada čia miksas brokoliai, kalafiorai, pasiėmiau baltos žuvies šaldytos, iš vaisių pasiėmiau ananasų šaldytų. Kažkas komentavote, kad labai skanu šaldyti ananasai. Šiaip niekad nesu bandžiusi šaldytų ananasų. Šiaip man vasarą, kai karšta, tai labai patinka į jogurtą šaldytus vaisius dėti. Tai toks gaivinantis užkandukas būna, kaip ledai. Ir tada pasiėmiau mango, labai mėgstu mango. Pasiėmiau ir šviežių uogyčių, braškių turiu, tada daržovės burokėlių virtų. Salotų, tokių dar, ridikėlių, agurkai, avokadą vieną, nes dar turiu, tada bulvės, pačios skaniausios man šitos bulvės ir morkų, kiaušinių 2 pakai, be kiaušinių niekaip ir tada kiaušinių baltymai, savo mėgstamų žuvyčių, skumbrės filė, be kaulų, be odelės, su alyvuogių aliejumi. Ir radau Tesco parduotuvėje sardinių. Sardinės irgi labai naudinga mums, labai gerai kaulams, daug omega. Tai radau alyvuogių aliejuje, nes Lidle tai nėra sardinių alyvuogių aliejų, tik tai su saulėgrąžų aliejum. Tai pasiėmiau 2 skirtingus, nes šiaip niekad nesu ragavusi su alyvuogių aliejumi sardinių. Tai paragausiu. Vienokių pasiėmiau ir tada dar kitokių. Čia irgi su alyvuogių aliejumi. Tai paragausiu, pasakysiu, kurios labiau patinka. Galbūt netgi vienodas skonis bus, nes, pavyzdžiui, man tos sardinės savo sultyse, tai nelabai skanu, man nelabai patinka. Tai paragausiu, pažiūrėsiu, ar skanu ar ne. Tada pasiimu konservuotų pomidorų smulkintų, pupelių su pomidorų padažu, prie pusryčių, prie kiaušinių. Lašišos dar pasiėmiau, tada pasiilgau, labai senai valgiau tofu. Tai pirkau čia rūkytą tofu, man labai skanu šitas, tai vakarieniai prie salotų labai skanu, pakepinu šiek tiek ir labai skanu. Tai buvau jau pasiilgusi, senai valgiau, reikės pasidaryti. Ir iš mėsos tai tik tai vištienos krūtinėlės pasiėmiau ir viskas, nes pirkau žuvies, tai žuvies, tofu, tai čia užteks keliom dienom maisto tikrai ilgam. Ir viskas, tik tai tokie pirkinukai, toks maisto apsipirkimas. Pamiršau dar parodyti, iš Tesco nusipirkau vrapų. Tai niekas šiaip nesu pirkusi. Kažkaip pažiūrėjau maistinę vertę ir mane labai suviliojo pabandyti, nes šitie vrapai, vienas vrapas 127 kalorijos, tai mažiau kalorijų negu aš, kur tuos perku high protein iš Lidlo. Ir iš tikrųjų čia net nerašo, kad čia high protein, bet čia yra gera maistinė vertė, pasižiūrėjau. Tai cukraus labai mažai, 1,6 gramų 100 gramų, skaidulų labai daug, 12 gramų, baltymų 13,8 gramų.
Nu labai gera sudėtis ir čia atseit mažiau angliavandenių, nu įdomu bus paragauti. Ir dar želę pasiėmiau iš Lidlo jau čia. Tai pasigaminsiu savo tą mėgstamą desertuką, jogurtą su želė, man labai dabar patinka. Ir šokolado juodo 74% pasiėmiau. Pasiruošiu vištienos paruoštuką, tai sugalvojau, kad visą iškepsiu šitame maišelyje su prieskoniais barbecue, orkaitėje kepsiu, tai kai iškeps susmulkinsiu, tokią padarysiu plėšytą vištieną, tai bus toksai paruoštukas ir pietums pasidarysiu tortilją. Tai pietums pasidarysiu su ta plėšyta vištienos krūtinėlė suktinuką su šia tortilija. Ir sumaišysiu vištieną su siračia šiek tiek, jogurto, česnako įspausiu, o salotų pasidarysiu atskirai dubenėlį. Tai pomidorų dėsiu, aisbergo, agurką ir bus tokie pietūs greiti mano. Įdėjau jogurto, siračio šiek tiek, įspaudžiau česnako, išmaišysiu viską ir uždėsiu ant tortilijos, susuksiu ir paskrudinsiu. Paskutinis valgymas, vakarienė, tai išsiviriau 2 kiaušinius ir paragausiu šitų sardinių su alyvuogių aliejumi. Ir pažiūrėsime, koks čia skonis, nes man savo sultyse tai nepatinka tos sardinės, gal su alyvuogių aliejumi bus skaniau. Pažiūrėsime, kaip čia atrodo. Tai va, tai vėlgi per daug man čia to aliejaus, tai teks nupilti, bet čia yra be kaulų jos. Nemačiau, ar parašyta, kad čia be kaulų ar ne. Bet atrodo taip kaip, jo, parašyta, kad be kaulų čia. Tai paragausiu. Skanu, žinokit, skaniau negu savo sultyse, kur būna tos sardinės. Bet šiaip geriau būtų pirkti su kaulais, kur būna, tada daugiau tų visokių bus vitaminų, bus naudingiau. Bet labai skanu, bet reikia nupilti tą aliejų, nes tikrai per daug čia to aliejaus.